Esu. Sveiki, eteryje laida Esu, o studijoje aš, žurnalistė Ugnė Siparienė, ir šiandien mano pašnekovė viešųjų ryšių kompanijos vadovė Daiva Lelytė. Viešųjų ryšių kompanija vadinasi Integrity PR, ar ne? Ir Daiva, jūs toje kompanijoje esat nuo pat pradžių. Beveik keletą mėnesių pradžioj nebuvau, o paskui prisijungiau taip. Ir nes tai yra šeimos verslas, tai mes dviese su vyru toj kompanijoje jau esam 15 metų. Iš tikrųjų, su jumis turbūt reikėtų kalbėti apie tai, kaip tapti žinoma ir matoma. Nežinau, ar tikrai. Bet tai juk jūsų darbas turbūt padaryti žmonės ar įmonės ar jų produktus matomais ir atpažįstamais. Gal aš formuluočiau šiais laikais kiek kitaip. Mūsų užduotis yra padaryti taip, kad įmonės, kurios atstovauja savo paslaugas ar produktus, užmėgstų ryšį ir santykį ir dialogą su savo vartotojais ir klientais. Tai ta žinomumas ir matomumas šiuo atveju ne vienintelė tikrai dimensija. Ir jinai truputėlį nueina į antrą planą, nes žinomumas ir matomumas gali būti sietinas labiau su žvaigždėm, su pop kultūra, su, tokiais dalykais, o mes kuriam vis dėlto tokį santykį ir supratimą apie įmonės ir apie produktus ir paslaugas. Gerai, bet iš tikrųjų vis tiek turbūt kiekvienas verslininkas, kurintis savo verslą, trokšta, kad tas jo produktas ar paslauga būtų žinomas ir populiarus visiems. Tikrai ne. Manau, kad teisinga norėti, kad ar verslas, ar produktas, ar paslauga būtų žinoma tiems, kam reikia. Tai yra tikslinė auditorija ir publikai. Ir tikrai yra ir lietuviška patarlė, mielas visiems nebūsi. Tai ir įmonėms nereikia, kad juos visus žinotų. Čia be abejo, bet manau, kad prie tokios minties verslininkai prieina jau po pokalbio su jumis. O iki tol, kol ateina, dažniausiai jie nori būti žinomi visiems, ne? Būna tokių norų, bet kuo brandesnė įmonė, kuo labiau jinai yra verslas, kuris ne pirmus metus, tai taip, tada tokių norų niekam nebekyla, nes tai gali virsti didelę nelaimę, kai poreikis yra didesnis, negu tu gali aptarnauti klientų arba pasiūlyti produktų ir visiems vienu metu kažko užsireiks ir puls pirkti arba vartoti, o tu būsi nepasiruošęs, bus blogai. Vienu žodžiu, jūs manat, kad svarbiausia iš tikrųjų žinoti, kam tą darai, ar ne? Taip, ir su kuo tu nori kalbėtis, kam tu nori būti matomas, kam tu nori ką nors pasakyti, kokia tavo žinia, kaip ją suvokt gali tavo, kitoj pusėje esantis klientas, vartotojas ar paprasčiausiai darbuotojas netgi, nes mes ir su vidinė komunikacija daug dirbam, tai čia yra tikrai, nėra bendrų taisyklių ir nereikia norėti, kad tave matytų ir žinotų visi. O jeigu kalbėtume apie moteris įmonių vadovės, ar jos skiriasi kiek nuo vyrų įmonių vadovų, tarp tų klientų, su kuriais dirbate? Manyčiau, aš turiu tokį požiūrį, kad tai yra ne lyties klausimas. Tai yra labiau asmenybės klausimas. Taip kaip ir vyrų tarpe yra labai įvairių žmonių, taip ir moterų tarpe lygiai taip pačiai. Tai tikrai neskirstau, niekada neskirščiau ir dabar neskirstau vyrų į moteris ar žmonių į moteris vyrus. Geras čia buvo toksai, tokia klaida, bet nes ir įmoniai mūsų visą laiką atsitinka taip, kad dirba pusė vaikinų, pusė merginų. Ir visiškai taip sąmoningai, neskaičiuojant, nesiekiant, ir kai kalbėsi su kandidatais, niekada nežinai, koks čia tas skaičius dabar yra, bet taip išeina, nes aš galvoju, vis tiek renkiesi turbūt pagal tai, ką geba žmogus, kaip tau su juo sekasi bendrauti. Neigiu tokių dalykų, ar sutampa tavo biolaukai ir chemija, ar ne, yra toksai pasakymas. Ir nemanau, kad moters vadovavimas kuo nors skiriasi nuo vyro vadovavimo. Aš manau, kad labiau skiriasi nuo to, kokia jie yra kaip žmogus, kaip asmenybė, ką jisai, nori pasakyti savo vadovaujamiems pasiekėjams. Šiaip tai ko gero yra netgi ir tyrimų atlikta, kad moterų vadovavimas vis tik turi tam tikrų bruožų specifinių, labiau didesnis dėmesys detalėms, nežinau, galbūt kažkoks nuoseklesnis išpildymas.
Aš tai gal taip pasakyčiau, vieną dalyką, kurį tikrai gal išskirčiau, tai gal bendradarbiaujančios moteris yra labiau. Bet jeigu sakėt dėmesys detalėm, tikrai esu sutikus tokių pedantiškų vyrų ir vadovų, kad man iki jų labai toli. Tai nesutinku dėl to. Čia, tyrimai tyrimais, bet nuojauta taip sako, kad vis tiek yra visų pirma žmogus, o jau paskui vyras ar moteris. O vis tik tai sutiksite, kad vyrų verslo pasaulyje yra gerokai daugiau, kaip ir bet kurioje kitoje turbūt srity vadovaujančių, ar ne? Daugiau, todėl kad tiek 100 metų buvo susiklostę visai kitaip, ar ne? Ir prieš kiek mes čia metų tik gavom teisę balsuoti, prisiminkim 100, koks tuoj bus, ar ne? Tai natūralu, taip jau buvo, nes moters pagal, dėl to, kad jinai buvo atsakinga už vaikus ir už šeimą, pradėkim nuo to, ar ne, ir nebuvo sąlygų dirbti iš namų, pavyzdžiui, ne, kokias turim dabar mes 21 amžiaus moteris. Vat gali išeisi iš jūsų, galiu iš karto, ar ne, savo telefoną išmaniuoju atsakyti elektroninį paštą ir bėgti toliau, kur reikia, o to nebuvo. Bet dabar tai viskas keičiasi ir aš manau, kad protingos įmonės ir tos, kurios, galvoja apie labiau rezultatą ir pasiekimus, jos tikrai negalvoja, ar čia dabar moteris man vadovauja, ar čia vyras vadovauja ir nebesiskirsto, bet aišku, kad reikės dar truputėlį kai ką nuveikti moterim, tiesiog pasitikėjimo daugiau. Vat būtent ir aš sakyčiau, net ir to neskirstimo, čia aš moteris, vadovė, nereikia. Reikia tiesiog galvoti, o kokia aš kaip profesionalė. Gerai, dabar trumpam pagalvokime apie tai, kokia aš esu profesionalė ir padarykime pauzę mūsų laidoje. Primenu, kad kalbame su viešųjų ryšių kompanijos Integrity PR vadove Daiva Lelyte. Likite su Laisvąja banga. Esu. Tęsime laidą Esu ir primenu, kad studijoje šiandien vieši viešųjų ryšių kompanijos vadovė Daiva Lelytė ir su ja mes kalbamės apie moteris versle, apie viešumą ir dabar aš norėčiau šiek tiek pakalbinti pačią Daivą apie jos karjerą. Daiva, jūs juk baigusi aktorinį, ar ne? Taip, mano pirmasis aukštasis išsilavinimas yra aktorinis, aš baigiau dramos teatro klasę pas Joną Vaitkų. Niekada nesigailėjau šitų mokslų ir manau, kad dabar, ko mokosi daugelis verslininkų, atsipalaiduoti, būti čia ir dabar, oratorystės, viską ten gavau ir dar nemokamai, ir dar stipendiją mokėjo. Tai tuos metus prisimenu tik tai su labai dideliu pasididžiavimu, nes mokytis buvo labai sunku, o Vaitkus buvo labai labai įdomus ir stiprus pedagogas. Be jo dar mums dėstė Veisaitė, puikiai tikrai užsienio literatūros specialistė ir daug kitų tokių didžių žmonių, iš kurių dabar pagalvoju, tai ir sėmėmės mes visko jaunimas atvažiavęs. Bet tai čia mano pirmasis išsilavinimas, susiklostė gyvenimas taip, kad teatre dirbau labai mažai, o gyventi reikėjo, pradėjau galvoti, ką aš moku dar daugiau daryti. Ir pradėjau linkti į pardavimus, į rinkodarą, tais laikais dar taip mes skambiai nevadinom tų dalykų ir pradėjau kitą karjerą po truputėlį. O tada jau teko pasimokyti, tai baigiau ir Vilniaus universitete tarptautinę verslo mokyklą ekonomiką ir paskui ISM ekonomikos ir vadybos universitete vadybos magistrą. Oho. Tai nežinau dabar, koks čia tas mano išsilavinimas, visoks. Bet kuriuo atveju, vadinasi, norint sukurti štai tokią kompaniją kaip jūsų, reikėjo dar papildomų mokslų ir jie jums buvo būtini. Aš įsivaizduoju, kad daugybė žmonių be to apsieina, be tų, sakykime, ekonomikos mokslų versle. Gali būti, kad apsieina, bet prisipažinsiu atvirai, kad, požiūris, kai tu, gal to požiūrio net ir nėra, bet pati savo pasakai, aha, tai tu dabar čia baigusi dramos teatro specialybę, dirbi su tarptautinėm įmonėm ir tikrai jau dirbau, dar nebaigus jokių papildomų mokslų, viskas gerai sekasi, bet tik laiko klausimas, kada manęs paklauso, tai ką tu esi baigus, arba aš pati dėl savęs labiau, žinokit, ne dėl to, kad aš galvau, kad reikia, tiesiog, kad pati savo jausčiau, kad, kad galiu jau tą daryti, jau mačiau, jau buvo pasiekimo, aš jau 20 kažkelių metų vadovavau parduotuviai, tai buvau direktorė, tai viskas buvo lyg tai ir tvarkoje, bet pradėjau galvoti, kad reikia
reikia man pačiai ir buvo labai įdomu. Bet tai, va čia juk iš tikrųjų šiek tiek skamba kaip tarsi tik dėl popieriaus, tik dėl diplomo. Ne dėl popieriaus, dėl žinių. Dėl žinių, o paskui užsikabinau, po TVM pagalvojau, kad labai įdomu, sutikau labai daug, prasiplėtė ratas pažįstamų. Ir tada, kai SM-as įsikūrė ir mes kažkaip tai, pagalvojom, kad galbūt verta pabandyti ir ten studijuoti su vyru, pasitarėm, kad nors tais laikais atrodė ir nemaži pinigai buvo, bet kažkaip grėbiausi, ėmiausi ir man taip patiko, kad aš beveik sustoti negaliu, tai galvoju, ką dabar dar reikėtų studijuoti. Oho. Bet, kaip minėjote, kompanija yra šeimos verslas ir kaip esate pasidalyję pareigomis su vyru? Šeimos tai jūsų ir vyro, ar dar ko nors? Taip, šiuo metu taip yra ir pradėjo kompaniją ir kvietė mane dirbti Arūnas, bet tuo metu aš kitoj kompanijoje dirbau labai panašų darbą, mes tapom konkurentai staiga rinkoje ir apsisprendimas buvo sunkus ir ilgas, nesinorėjo tikrai dirbti kartu, nes tai turi savo kainą, bet paskui labai aiškiai tapo, kažkaip suvokiama, kad mes turim labai skirtingas ir kaip asmenybės labai skirtingas savybės reikalingas įmonei ir sritis, kurios mums įdomios. Tai Arūno labiau yra ryšiai su valdžia, o mano labiau buvo tuo metu rinkodaros ir visi tradiciniai dalykai, taip ir liko iki šiol. Bet paskui kažkuriame etape dar išryškėjo, kad, galbūt ir ta lyderystė kaip įmonės vadovavimui, gal geriau būtų, kad jie atitektų man, taip ir įvyko. Tai dabar tai pasiskirstė sritis, kad Arūnas dabar ir savo kitą dar įmonę turi, o aš likau ir tikrai labai esu laiminga, tai ką darau dabar kaip įmonės vadovė. Bet iš tikrųjų, tai jums pavyko pasiskirstyti kažkaip tom sritim, bet ar įsivaizduojate darbą, kai vyras yra bosas, arba kai jūs esate bosas vyrui? Ne. Manyčiau, kad reikia pasiskirstyti sritis. Todėl, kad atsiranda ir darbe atsiras tam tikrų, aplinkiniai gali keistai žiūrėti, nes, psichologiškai bus labai sunku. Ir taip, jeigu dar perneši paskui tos santykius į šeimą ir aiškinsiesi, sakykime, jeigu mes turėjom taisyklę niekada nesiaiškinti jokių santykių darbe, bet juos vis tiek kažkur reikia įsiaiškinti ir viską nešinamo, negerai. Aš manau, kad gal yra labai protingų žmonių, kurie sugeba ir diplomatiškų tą padaryti, bet tai turės savo kainą. Kaip jūs galvojat, ko dabar trūksta labiausiai verslo žmonėms, verslininkams, verslininkėms labiau? Galbūt kalbėkime apie tuos vidutinius ar smulkius. Ko labiausiai trūksta, kad jiems sektųsi? Galbūt teisingo požiūrio į žmonės, į darbuotojus visų pirma, paskui į partnerius, su kuriais ar ne vis tiek, tu dažniausiai laukia vienas ne karys, turi partnerius, turi tiekėjus ir į klientus. Ar jūs pati savo turite kokį nors autoritetą, kurio pavyzdys jūs įkvepia? Turiu, todėl, kad labai daug skaitau ir turiu ir iš knygų autoritetą ir gyvenime turiu. Skaičiau iš knygų, tai nenustebinsiu gal nieko, nes daugam jisai autoritetas ir kaži, kaip ten būtų iš tikrųjų, jeigu susidurtum, tai Steve'as Jobsas, Apple vadovas amžinatilsi. O iš lietuvių pradėjau stebėti ir žiūriu ir man tikrai atrodo, kad kaip vadovas yra nuostabus Lietuvos draudimo vadovas Kęstutis Šerpytis, kuris pernai ir tapo išrinktas buvo metų vadovu. Bet tai, ką girdžiu iš jų darbuotojų, nes mes su Lietuvos draudimu dirbam, taip kaip pasakoja, koks požiūris į darbuotojus, į pasiekimus jų, man labai patinka tai, ką girdžiu. O pati taikote tuos kažkokius, pavyzdinius modelius elgsenos veiksmo savo darbe? Be jokios abejonės. Tai skaitau labai daug psichologinės literatūros ir vadybinės literatūros ir skaitau, kaip pasisakinėja vadovai, ką jie kalba. Jeigu, pavyzdžiui, dirbam su didelėm įmonėm, tikrai būna labai įdomu susidurti su aukščiausio lygio vadovais, ar problematiniais klausimais ar kitais ir matyti, kaip jie savo didelėse įmonėse, mes tai mažutė įmonė esam, smulki, o kaip didelėse įmonėse, kaip ten sprendžiasi klausimai ir kaip vadovavimas vyksta.
vyksta. Man labai įdomu. Ir mokausi kiekvieną dieną. Na tai koks galėtų būti jūsų patarimas moterims? Mūsų laida yra skirta toms, kurios galima būtų įkvėpti, padrąsinti, paskatinti, siekti karjeros, imtis verslo. Koks galėtų būti jūsų patarimas? Jeigu tik jaučiat širdį, kad norit kažką daryti, pradėkit ir darykit. Negalvodamos apie tai, kad jūs vyras ar moteris, ką kiti apie jūs manys. Tiesiog reikia klausytis to savo balso ar ne ir truputėlį drąsos to pirmo žingsnio, o paskui pamatai, kad žiūrėk, vyksta kažkaip, viskas einasi į priekį, o tada, kai jau pradėsite tą daryti, aš manau, kad svarbiausias dalykas tai yra žmonės, kurie bus šalia jūsų. Nuo pat paprasčiausios pareigybės iki jūsų visų klientų, su partnerių, su kuriais susidursit, yra svarbu, kaip jūs bendrausit ir kokį ryšį užmėgsit su jais. Na ir tikriausiai reikia tiesiog nebijoti tų posūkių, lūžių. Nei kiek, tai beje neišvengiama. Jeigu kažką darai, žiūrėk staigmenų ir kažkokių, tokių siurprizų ir malonių ir nemalonių tikrai bus, bet tai čia ir yra. Tas atlygis, kad yra įdomu gyventi, turi ką veikti, yra kažkoks adrenalinas, entuziazmas ir smagus gyvenimas. Ačiū labai, Daiva, už skirtą laiką. Klausytojams primenu, kad tai buvo laida Esu ir studijoje viešėjo viešųjų ryšių kompanijos Integrity PR vadovė Daiva Lelytė. Tai buvo laida, kurią kūrė Moterų informacijos centras, įgyvendindamas projektą Lyčių lygybė pelninga investicija. Projektą finansuoja ES socialinis fondas. Laidos Esu klausykite kiekvieną darbo dieną po 10:30 val. Žinių.